Aš manau, daugelis susigyvena su savo problemom, bet irgi net netkreipdavau iš tikrųjų dėmesio į tuos dalykus, apie tas rankų sukimus, pečio skausmą galbūt, kažkokį ten, ar kažkokį tempimą nugaroje. Tik kai jau labai jau taip jau blogai pradedi jaustis dėl to, tada nueini masažą kažkokį ir vėl tada gyveni gerai mėnesį, kol salėje vėl vaikštant su tas problemas pajauti. Pas kitus, vat, matau, pavyzdžiui, tos svorių kilnotojus ar ne, kultūristus, nes ir pats iš esmės sportuoju su svoriais didžiąją dalį ir panašiai. Dabar šiek tiek jau pereinu į tą tokį hibridinį sportą, apie kurį irgi vėliau pakalbėsim. Sutrumpėja, pavyzdžiui, nežinau, ten alkūnės raiščiai ar kažkas, kur žmonės vaikšto va, ten sulenkę rankas ir rankos ištiesti iki galo negali, dėl kaulo, dėl sąnario, dėl dar kažkokių dalykų. Ar pats pastebi apskritai sporte galbūt kažkokių daromų klaidų, kur akivaizdžiai žmonės daro kažką negerai, ne taip, neprisižiūri, tos pačios galbūt mankštos nuvertinamos ir praleidžiamos visai ir panašiai. Kažkokios ydos, kurias žmonės tiesiog net netkreipia dėmesio, kad jau reikėtų susimastyti. Aš pirmą gal prie tos pirmos dalies, kur gal ir neklausiai, bet pamaniau, kad labai naudinga irgi būtų žmonėm dėl susigyvenimo su skausmu. Nes čia labai didelė problema. Žmonės galvoja iš esmės, kad jeigu kažką suskaudo, pradėjo skaudėti juosmenį, nugaros apačia. Bet būna praeina. Paskauda kažkelias dienas, ten gal prisidėjo kažkokie kitokie uždegiminiai dalykai, kaip pavyzdžiui lėtinis kažkoks nuovargis, neišsimiegojimas, maisto produktai, kurie netinka, stresas darbe, stresas namuose, šeimoje ar dar kur nors. Galėjo daug dalykų susisumuoti. Ir tiesiog tas skausmas paūmėjo kažkuriuo metu. Tada gal jis net visai beveik dingo, arba ten liko 1 iš 10, tai nemotais maždaug tai nieko nėra. Tada vėl tas skausmas pablogėjo, o kartais ir dingsta pusiai metų ar metams. Būna ir tokiu atveju. Ir link kur suku, pati didžiausia klaida yra galvoti taip, kad skausmas dingo, arba ten liko 1 iš 10, aš galiu nereaguoti. Nes net tokie paprasti dalykai lėtiškai veda prie protruzijų, tai yra kabutėse išvaržų, prie neurodegeneracinių kažkokių dalykų, prie stuburo įvairių linkių pokyčių, po to prie menisko operacijų, prie daug visokių elementų, kur žmogus net nepagalvoja, nes galvoja, jeigu čia skauda mažai arba jeigu nebeskauda, tai jau problema tikriausiai jį kažkur nuėjo iš šono, nebėra problemos. Ir dažniausiai, kai jau ateina, nes paprasčiausiai eina tokia kreivė. Ten kokie pirmieji metai, paskaudėjo mėnesį, nebeskaudėjo 5 mėnesius, paskaudėjo pusę mėnesio, taip toliau, po to gal pusę metų ar metus dingo. Per visą tą procesą po to yra tendencija, kad ypač su metais vis didėja tas skausmo skalė, nes ir augimo hormonas, testosteronas, visa hormoninė sistema keičiasi, viskas dėvisi ir taip toliau. Ir jau kai jis ateina 30-40, nedaug dievė dar vėliau, čia dar priklauso nuo kartų, ankstesnė karta buvo su geresnė vaikystė ir paauglystė, dabar viskas anksčiau. Jis jau ateina ir sako, čia kažkas jau nėra gerai, o čia pasidariau tyrimą, 3 protruzijos arba 4. Turėjau atvejį, kur 5 stuburo išvaržos, sakykim, kad išvaržos, protruzija, mažiau naudosiu žodį. Ir 3 iš jų jau operuotos, tiesiog išoperavus atsiranda nauja. Tai žmogui jau iki tokio lygio, kad jau po to emociškai depresyviai jautiesi tiesiog. Ir link kur sakau, kad reikia anksčiau bandyti pasitikrinti, gal tėvus motyvuoti, kad vaikus anksčiau paskatintų, nes dabar jau ir paaugliai vaikai turi tiek problemų, kad aš kartais sunkiai, nors ir daug vaizduotės turiu biomechanikoje ir kaip žmogus atrodys toliau, aš sunkiai įsivaizduoju kai kurių vaikų arba paauglių senatvę, vidurinį amžių, net ne senatvę. Tai čia ties šituo klausimu, ties skausmo atitolinimu. Įsiterpsiu prieš tavo atsakant į tą antrą dalį, tai iš tikrųjų čia yra didelė problema, bet čia mąstymo problema yra. Man iš savo mamos asmeniškai susilaukiau neseniai skambučio, kad jinai gavo ten pakvietimą prevenciškai pasitikrinti dėl širdžių ligų ir panašiai. Ir sako, čia jaučiuosi jau kaip iš vis ten pensininkė kažkokia, reikia važiuoti ir tikrintis. Sakau, mama, čia gerai. Pasitikrinti ir žinoti, kad tau viskas yra gerai ir spręsti problemą arba užkirsti problemai kelią anksčiau laiko, negu jinai atsirado, tai prevenciškai čia yra tobula, taip ir reikėtų gyventi, taip visi turėtų mąstyti, išspręstas problemas, nes kaip ir tu minėjai tą dalį, kad tas skausmo skalė vis auga ir tada jau kai tos problemos nebe tik kažkoks skausmas, bet realiai parklupdo žmogų fiziškai, psichologiškai ir panašiai, tai tada jau yra iš tikrųjų per vėlu. Galima sutvarkyti, bet tikrai signalam atėjus galima anksčiau. Tam tikro lygio sutvarkyti. Tai čia ir yra, čia tikriausiai ta antra dalis, kur
ateina žmogus, rodo man jau išrašą kažkokį skausmą savo lokaliai bando parodyti. Ir reikia tvarkyti, kaip čia sutvarkyti, kaip čia per mėnesį kitą gal eitų kažką padaryti, čia gal namų darbų kažkiek padarysiu, palankau kažkurį laiką susitvarkau ir gyvenu toliau. Kai jau ten yra degeneraciniai procesai stubrė iki tokio lygio, kad tas stubras, jisai slanksteliai turėtų rotuoti. Pagal skirtingus fragmentus jie skirtingą kiekį turėtų rotuoti. Ir turėtų stubras gebėti lankstytis, sukinėtis, susilenkti, išsitiesti. Tas pagrindinės funkcijas atlikti. Bet ten jau tiek degeneracinių procesų, kad tas stubras pavirtęs kaip į vieną kažkokį tai slankstelį, kaip į armatūrą kažkokią. Kur tu matai, kad paprašai pasisukti, galva nusisuka žmogaus. Paprašai kažką padaryti dar su stubru, pabandyti taip pasisukti į šoną, matai, kad tik tai mentė sujuda, bet stubras jis tiesiog atsisako iš vis kažką daryti. Tai tokiam lygmenį aš galiu neleisti blogėti. Aš galiu pagerinti iki, tas neleisti blogėti vėl, jeigu 70 metų aš gal sulėtinsiu blogėjimą, tokiu atveju tam žmogui padėdamas. Galiu kažkiek pagerinti priklausomai nuo situacijos. Aš jau kaip sakau, neblogėjimas arba lėtesnis blogėjimas yra pagerinimas. Čia priklauso labai, sakau, kokiam etape ateina žmogus. Bet sutaisyti, kaip kartais tą žodį, mechaniškai tokį skambantį sutaisyti, čia gali būti ir beprasmiška, net tokį žodį vartoti, jeigu jau ten yra viskas kaip viena ketera, viskas stagnacijoje visiškai. Tai va čia ties to skausmo įvertinimu ir kreipimo dėmesio į skausmą šitoje vietoje. Okay. O sporte pačiam kokias klaidas matai daro, praleidžia mankštas, nedaro mankštų visai, prevenciškai patys žmonės, ką galėtų į ką atkreipdėmėsi. Jeigu labai būčiau tiesmukas, tai sakyčiau, kad reikėtų pačią ideologiją sporto keisti, bet tai gali būti per daug kontroversiška daugumai žmonių. Dėl to tiesiog įvertinant, kad aš taip pasakysiu, ar žmogus taip darys, jeigu jo visam gyvenime, man būtų kažkas pasakė, kai man buvo 20, ką čia, kilnoj, mesk, va taip kategoriškai. Pačiu sakęs, man viskas gerai, nes yra dar didelė problema, kad jeigu mes esam ties šešetu savo savijautų ir taip tęsiamės daug metų, ir čia yra vadinamas geras žodis angliškai threshold, tai mes nežinosim, ką reiškia 7-8-9. Mes gyvenam ties šešetu, mums kažką paskauda, mums kažkoks diskomfortas, mes bijom kažkokio judesio, nes kažkas gali atsitikti. Tai mes ir gyvenam ties to šešetu. Čia kaip, nežinau, kaip laimės didesnės irgi nepatyrė. Gyvenam ties šešetu. Aišku, geriau negu bipolinis, bet vis tiek tai yra šešetas. Ir man būtų kažkas pasakė, man tame šešete atrodė, kad čia gal mano 9, mano gal čia 10, nes aš gerai jaučiuosi, viskas normaliai, tam paskauda, bet visiems paskauda. Ir kol nepajaučiau, ką reiškia 9 ir 10 savo gyvenime, dabar aš jau suprantu, kad ten buvo tikrai 6, ten gal buvo 4, bet ten buvo toli gražu iki to, kas gali būti. Tai va čia dar irgi ta problemėlė, kad žmonės nežino, kaip gali būti gerai. Dėl to, jeigu jiem kažką pasakysi, jie ir pasakys, man čia viskas gerai yra. Tu čia nebandyk man kišti savo ideologijų, nes niekas to nemėgsta. Tai tada grįžtant prie tos temos, bandyčiau žmogų lavinti prie to, ką jis daro, nes tai pas mane dažnai vyksta pirminėje apžiūroje. Ateina pas mane žmogus, jis nori išsitestuoti, nori pažiūrėti, kodėl čia man gal skauda, gal kažkokių pratimų padaryti, ir aš visada susirenku, ką jis šiuo metu sportuoja. Nes tai yra jo pomėgiai, tai yra jo gyvenimas, kuo jis galbūt vežamas 10 metų. Ir jeigu aš dabar iš jo bandysiu atimti šitą dalyką, tai čia kaip iš mažo vaiko saldainį, kažkokį, kurį tu jau jam padavai. Negalima to daryti. Gali parekomenduoti, jeigu jau jam ten labai blogai, tai aš sakau, kad mano rekomendacija būtų sustabdyti kažkuriam laikui, pabandyti mano pratimus, pasižiūrėti, kaip jausitės, o po to galėsit varijuoti kažkur tarp abiejų. Bet jeigu jam nėra labai blogai, jis tikrai nebus pasirengę žengti tokio žingsnio, tai aš tiesiog prie esamų pratimų rekomenduočiau pridėti kažkokius kitus dalykus, kaip pavyzdžiui, amiofascinis raumenų atpalaidavimas, tai yra toks volelis. Tai čia aš labiau pasakoju žmonėm, kurie galbūt ir nematė, bet galvoja, kas čia per daiktas. Tai jis reikalingas raumenims atpalaiduoti, trigeriams kažkiek atpalaiduoti, cirkuliacijai kraujo pagerinti, limfotakai, kraujotakai. Ir pradėti bent jau nuo valavimo dalykų, kad pajausti savo kūne tam tikrus dalykus, nes žmogus, kuris daro treniruočių programą pagrinde, tik tai salėje nelabai ten tempia kažką, nėra valavęs, jeigu jis dar ir ypač mėgsta keturgalvių raumenų šlaunų pratimus, tai ten pritupimai, įtupstai ir kiti dalykai, kurie dominuoja priekinių šlaunų raumenims, jis paimtų ir užgultų ant to valelio, jis suprastų, kad ta prasme, neina iškentėti, atrodo, ir kiek tokių atvejų yra buvę. Ir tas neina iškentėti jau yra indikacija,
kad ten yra labai didžiulės įtampos, tikriausiai kažkokie raumenys užpakalinėje blauzdoje, šlaunyje arba dvigalvio raumenys šlaunų arba užpakalio didieji raumenys kažkur atsilieka ir visą krūvį atrodo, kad tarytum būtų perėmusi priekinė šlaunis, kuri dirba 2 etatus, vietoj to, kad kažkas nedirba. Tai pasivaluoti, pirmas dalykas. Tempimo pratimuose gal paliksiu toliau, esu šiek tiek skeptiškas, bet viskas priklauso nuo to, kaip treniruojasi. Jeigu žmonės treniruojasi pagal mano metodiką, pagal mūsų metodiką, mano ir kolegų, aš jiems tempimo pratimų statinių nerekomenduoju, mes stengiamės per raumens jėgą su vienu raumeniu ištempti kitą raumenį. Tai kaip pavyzdys, jeigu aš dabar traukčiau taip labai supaprastintai gumą ir dirbčiau ties bicepsu, bet padaryčiau tai į pilną maksimalų kampą, trigalvis raumuo, tricepsas, trigalvis žasto, jisai turėtų būti priverstas išilgėti. Lygiai tą patį galima su visom grandim kūne atlikti, generuojant didelę jėgą ištempti kitą raumenį. Tai reiškia, mes ištempiam kitokiu būdu, tai yra nestatinis tempimas, kur kažkur įsiremi ir laikai 30 sekundžių. Tai yra tempimas, tačiau nestatinis, o sakykime toks naudojant judesį, jis dinaminis, bet gali būti įvairaus greičio. Tai reiškia, su statiniais tempimais, jeigu kilnojam svorius, iki kažkokio lygio viskas tvarkoje, bet ir tai žmogus turėtų būti atitinkamo specialisto adresuojamas ir jam turėtų būti parodoma, kurias vietas jis turėtų tempti. Čia yra labai didelė problema, kad kiekvienas žmogus turėtų tempti tada skirtingą vietą statiškai, tai jau būtų labai dosnu ir labai gerai, jeigu žmogus tiesiog pats susigalvoja tempti statiškai raumenis ir būna ateina pas mane ir aš visada paprašau, jeigu tai yra matau jo kasdienybę, parodykit, sakau, kokius raumenis tempėt. Ir žmogus parodo, kad jis tempia kokį užpakalinį šlaunies, dvigalvį raumenį arba didįjį sėdmens, o kai aš jį ištestuoju, matau, kad tie raumenys yra tokie kaip ištampyta guma, kuri nesugeba sugrįžti greitai. Reiškia, turi elastingumą, ten jau gink dieve nebereikia tempti, aš sakau, prašau, nebetempkit jau tų vietų. Ir ten reikia sukurti standumą, kažkokį tai krūvį duoti, kuris sugebėtų sutraukti tą raumenį, nes ta guma jau ten tokia plastelina ištampyta pavirtusi, jau ten nesugeba sugrįžti. Ir tokie žmonės automatiškai eisenai, bėgsenai ir kitur rodo kažkokius tai degeneracinius procesus ir dažniausiai skausmą kartu su tuo. Tai vad grįžtant, miofascinis raumenų atpalaidavimas, tada tempimai statiniai, bet tokiu atveju, jeigu jie yra duodami kažkokio, nustatomi kažkokio specialisto, kineziterapeuto, asmeninio trenerio, sukonkretinant tam tikras vietas, kur reikėtų tai daryti, tada neatmeskim vaikščiojimo ir galbūt bėgiojimo, bet ir prieš tai reikėtų apsižiūrėti, prieš vaikščiojimą paprastą, prieš bėgiojimą tikriausiai reikėtų gauti žalią šviesą irgi iš specialisto. Sakyčiau, šitie 3 dalykėliai jau būtų labai geras pirmasis žingsnis link visų tų procesų, kad žmogui nesugadinti jo veiklos ir neatimti tai, kas jam malonu. Šiandienos Pirmyn podcast'o epizodą jums pristato Nara Health. Jei nuolat skubate ir nespėjate kokybiškai pavalgyti, Nara Health jums turi puikų sprendimą. Tai ne šiaip baltyminis kokteilis ar maisto papildas, o visavertis augalinis maistas, kurį paruošite vos per minutę. Svarbiausiai subalansuotas, turi malonų skonį ir suteikia energijos bei ilgam pasotina. Pažiūrėję sudėtį net nustebau. Ten 26 vitaminai ir mineralai bei pakankamas kiekis baltymų mūsų organizmui. O įdomitės ilgamžiškumu, kaip ir aš, verta išbandyti būtent šį variantą su verite transresveratroliu, kuris moksliniais tyrimais įrodytas kaip efektyviausias ingredientas ilgamžiškumui skatinti. Jų produktų galite užsakyti nuėję į nuorodą šio video aprašyme arba tiesiogiai nara.health. Atsiskaitę panaudokite kodą Pirmyn, nes taip gausite 20% nuolaidą, nemokamą pristatymą ir metalinę gertuvę su pirmuoju užsakymu. nara.health. Atsiskaitant nepamirškite kodo Pirmyn.